Praėjusią savaitę gamtos anomalijos įvykusios balandžio 9-15 dienomis tapo dar vienu patvirtinimu, kad pažįstamas pasaulio vaizdas pasikeitė. Ten, kur jau turėtų būti šilta, verčia sniegą, o ten, kur paprastai vėsu, karšta kaip vidurvasarį. Uraganiniai vėjai griauna miestus, žmonės dūsta nuo dulkių audrų, o pasėliai žūva nuo staigių šalnų. Sugriauti namai, šimtai žuvusiųjų, milijonai nukentėjusiųjų. Išsamiau žiūrėkite šioje apžvalgoje. Kinija. Nuo balandžio 10 dienos Kinija patyrė precedentų neturinčią stichinę nelaimę. Audros sustiprės vėjai, smėlio audros ir liūtys sukrušo užklupų didžiulę šalies teritoriją. Šiaurinė Kinijos dalis atsidūrė nelaimės epicentre. Beveik 500 meteorologijos stočių visoje šalyje sumušė didžiausių vėjo greičių rekordus balandžio mėnesį. Ypač smarkiai nukentėjo Hebėjos ir Henano provincijos. Vėjo jėga čia siekia 15 balų, tai yra daugiau nei 46 metrai per sekundę. Miestuose tvyrojo visiškas chaosas. Nuo pastatų buvo nuplėšti stogai ir išplėšti langų rėmai. Gatvėse mėtėsi nuolaužos, nutrūkę laidai, stiklo šukės ir kitos šiukšlės. Pekine užfiksuotas beveik 46 metrų per sekundę vėjo gūsis, kuris prilygsta antros kategorijos atogrąžų uraganui. Mieste buvo išversta daugiau nei 800 didelių medžių ir sudaužyti šimtai automobilių. Mažiau nei 50 kg sveriantiems žmonėms buvo patarta neiti į lauką, nes juos galėjo nupūsti vėjas. Stichija paralyžavo transporto sistemą. Visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 3200 skrydžių. Taip pat buvo sustabdytos traukinių paslaugos, įskaitant greitųjų geležinkelių linijas. Stiprus vėjas sukėlė smėlio audras. Vidinė Mongolija, Xinjiangas, Xinjiang, Gansu ir kiti regionai buvo panirę į storų geltono smėlio antklodę, dengiančią dangų. Matomumas nukrito iki kritinio lygio, o smėlio ir dulkių koncentracija ore priešingai drastiškai pakilo. Liudininkų teigimu, žmonės net buvo priversti miegoti užsidėję kaukes. Audra greitai išplito į pietinę ir rytinę Kiniją, regionams atnešdama visą krūvą niokojančių stichinių nelaimių. Anhui provincijoje ant elektrinių dviračių važiavusios moters užvirto medis, deja ji nuo patirtų sužalojimų mirė. Nankino mieste Dziansu provincijoje staiga praūžusi didelė kruša padarė žalos daugeliu transporto priemonių, infrastruktūrai ir dirbamai žemei. O Nančango apygardoje Dziangsi provincijoje oro tarša dėl dulkių audros buvo 82 kartus didesnė nei pasaulinės sveikatos organizacijos nustatyta norma, o tai šioje vietovėje yra ypač reta. Pietų Koreja. Iš šiaurės atkeliavusio ciklono įtakoje oro sąlygos staiga pasikeitė ir Pietų Korejoje. Dar balandžio 12 dieną daugelyje rajonų temperatūra siekė beveik + 25 laipsnių šilumos, o kitą dieną smarkiai atšalo. Seule termometro stulpelis ryte nukrito iki +1 laipsnių Celsijaus. O dėl stipraus vėjo juntama temperatūra buvo -2,4 laipsnio. Sostinės regionas taip pat atsidūrė didelis dulkių koncentracijos zonoje, kurias vėjas atnešė iš Kinijos ir Mongolijos dykumų. Tačiau labiausiai Seulo gyventojus sukrėtė sniegas, kuris iškrito taip vėlai, balandžio viduryje. Tai įvyko pirmą kartą per 118 meteorologinių stebėjimo metų. Be šalto oro, lietaus ir sniegų, ciklonas į kai kuriuos miestus atnešė į 30 metrų per sekundę vėjo greitį. Jis išplėšė medžius su šaknimis ir nuvertė reklaminius stendus, sukėlė pavojų pėstiesiems ir transporto priemonėms. Rusija. Balandžio 13 dieną prasti orai paveikė ir Primorsko kraštą. Lozovsko rajone per 12 valandų iškrito iki 44 mm kritulių. Tačiau didžiausius nuostolius padarė uraganiniai vėjai, kurių greitis Vladivostokė siekė 29 metrus per sekundę, o Petro Didžiojo įlankos kyšulyje 39 metrus per sekundę. Jis nuplėšė stogus, laužė tvoras, išvertė medžius ir kelio ženklus. Apgadinti pastatų fasadai. Apie 9 000 regionų gyventojų liko be elektros energijos. Tai ne pirmas kartas šiais metais, kai Sibiras patiria nesezoninius, neįprastai karštus orus. Nuo balandžio 12 dienos regiono pietuose buvo sumušta daug temperatūros rekordų, kai kurie iš jų pirmą kartą per kelis dešimtmečius. Čemalio kaime balandžio 13 dieną oras sušilo iki anksčiau neįsivaizduojamų +31,7 laipsnių Celsijaus, o tai beveik 22 laipsnis viršija normą. Pirmą kartą per visą stebėjimų istoriją +30 laipsnių karštis Sibire užfiksuotas taip anksti, balandžio pirmoje pusėje. Net naktį buvo neįprastai šilta.
Pavyzdžiui, Omske balandžio 11 vietoje šiam metų laikų būdingų minusinių temperatūrų buvo daugiau nei +13 laipsnių šilumos. Balandžio 12-13 dienomis Novosibirske buvo sumušti paraus karščio rekordai. Oras sušilo iki +26 laipsnių. Verta paminėti, kad nuo kovo pabaigos čia oro temperatūra nuolat viršija klimato normas. Abakano mieste balandžio 14 dieną paros rekordas buvo viršytas 6,5 laipsnių Celsijaus. Žmonės, nustebinti tokios gamtos anomalijos, fotografavosi su marškinėliais ir šortais vis dar plikų medžių ir ledu padengtų rezervuarų fone. Tuo pačiu metu šalies pietuose buvo neįprastai šalta. Po beveik vasariško kovo, kai Krasnodaro krašte, Stavropolyje ir Adigėjoje temperatūra pakilo iki +20 laipsnių šilumos, vėl netikėtai užklupo šalnos ir iškrito sniegas. Kai kuriuose Adigėjos Respublikos vietose sniego pusnys siekė 36 cm. Tai neįtikėtinas reiškinys šioms vietoms. Rusijos pietus ir centrą užklupę netikėti šalčiai padarė didelę žalą žemės ūkiui. Abrikosų, persikų ir vyšnių derliaus nuostoliai gali siekti iki 40%. Tadžikistanas. Balandžio 13 dieną Raško regione įvyko žemės drebėjimas, kurių stiprumas buvo 5,9 balų. Buvo apgadinti šimtai pastatų, o 94 gyvenamieji pastatai buvo visiškai sunaikinti. Deja, po namo sienų griuvėsiais žuvo 3 metų vaikas. Per dieną įvyko 4 pakartotiniai smūgiai, kurių stiprumas buvo daugiau nei 3 balai. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėse šalyse – Uzbekistane, Kirgizijoje ir Kazakstane. Turkija. Galingas šaltas frontas mažiausiai 25 šalies provincijose sukėlė staigius šalčius, snygį ir stiprias audras. Aksarai mieste per kelias dienas temperatūra nukrito nuo +26 iki -3 laipsnių Celsijaus. Stambulas patyrė didžiausią stichijų naštą. Audra nuplėšė stogus ir nuvertė medžius. Staigus vėjo poslinkis reiškė, kad lėktuvai abiejose miesto oro uostuose negalėjo leistis. Šalies sostinė Ankara per naktį buvo padengta sniego sluoksniu, o vėjo greitis siekė 60 km/h. Sniegas paveikė centrinę ir vakarinę Anatoliją. Kastamonų provincijos Aglij regione sniego dangos storis balandžio 13 dieną viršijo 50 cm, o kalnų kaimuose priartėjo prie 80 cm. Automobiliai įstrigo sniege, transporto sistema provincijoje buvo paralyžiuota. Nukentėjo pagrindiniai šalies žemės ūkio regionai. Vietomis temperatūra nukrito iki -15 laipsnių. Žemės ūkio ministerija pranešė, kad šalis patyrė vienus pražūtingiausių šalčių per visą savo istoriją. Lazdynų riešutai, pagrindinis Turkijos eksporto produktas, iš kurio šalis per metus uždirba apie $2 milijardus, nukentėjo ypač smarkiai. Verta paminėti, kad Turkija yra didžiausia pasaulyje šių riešutų gamintoja, gaminanti 3/4 visos pasaulio produkcijos. Malatijos provincijoje šalnos padarė didelę žalą abrikosų plantacijoms, nuostoliai vertinami $100 milijonų, o Manisoje buvo pažeista 75% vynuogynų. Taip pat nukentėjo graikiniai riešutai, migdolai, saulėgrąžos, bulvės ir dekoratyviniai augalai. Indija. Šiaurinės Indijos valstijos susidūrė su tragiškomis mirtinų audrų pasekmėmis. Vos per vieną dieną nuo liūčių, potvynių ir žaibų žuvo mažiausiai 102 žmonės. Daugiausia aukų užfiksuota Biharo valstijoje, kur nelaimė nusinešė 82 žmonių gyvybės. Dėl netobulos perspėjimo sistemos apie nelaimės įspėjimai apie artėjančią audrą nepasiekė kaimo gyventojų ir audra juos užklupo dirbant laukuose. Deja, tai ir lėmė tokį didelį aukų skaičių. Nelaimė padarė didelę žalą valstijų energetikos sektoriui ir infrastruktūrai. Dėl audros ir dulkių Delio Indira Gandhi tarptautinėme oro uoste buvo atšaukti ir vėlavo skrydžiai, todėl tūkstančiai keleivių įstrigo. Galinga audra taip pat sukėlė sumaištį šalia esančiame Nepale. Mažiausiai 8 žmonės žuvo nuo žaibo ir stiprios liūties. Irakas. Balandžio 14 dieną šalies šiaurėje susiformavo stipri dulkių audra, kuri apėmė pietinius ir centrinius šalies regionus. Diena virto naktimi, o matomumas vietomis buvo nulinis. Tai sukėlė eismo įvykius ir sutrikdė kelių tarptautinių oro uostų veiklą.
Tačiau didžiausią įtaką žmonių sveikatai padarė dulkių audra. Per parą į medikus dėl dusimo kreipėsi daugiau nei 3700 žmonių. Daugelis jų, įskaitant vaikus, buvo paguldyti į ligoninę. Nelaimė taip pat palietė kaimyninės šalis – Iraną ir Kuveitą. Khuzestano provincijoje Irane balandžio 15 dieną teršalų koncentracija ore siekė iki 10 mikrometrų, o tai buvo 67 kartus didesnė už leistiną normą. Kuveite buvo užfiksuoti daugiau nei 80 km/h vėjo gūsiai, dėl kurių kai kuriuose šalies dalyse nutrūko elektros tiekimas. Šiandien, kai vis daugiau žmonių tampa dažnėjančių stichinių nelaimių ir anomalijų aukomis, į žiniasklaidos erdvę ir toliau metama dezinformacija. Žiniasklaida nepaaiškina dažnėjančių stichinių nelaimių priežasties. Mums nerodomi svarbus faktai. Ir svarbiausia, jie tyli apie tai, kad jau yra sprendimas, galintis sustabdyti progresuojančius kataklizmus ir užkirsti kelią blogesniam scenarijui. Vietoj to mūsų užliuliuoja žodžiais. Taip buvo anksčiau, kol kas viskas normos ribose, nieko baisaus nevyksta. Kadaise tokią nesąmonę buvo galima nekreipti dėmesio, bet tik ne šiandien. Šiandien kaina per didelė, nes kalbame apie visų žmonijos ateitį. Kodėl, matydami, kas vyksta, daugelis žmonių ir toliau tiki jų pasakomis? Ar jie tikrai mano, kad jų nepaveiks? Ar jie gyvena kitoje planetoje? Juk visi turi artimųjų, šeimų ir vaikų. Adekvatus žmogus, sužinojęs apie grėsmę, perduoda informaciją ir ieško išeities. Jei mes norime apsaugoti gyvybę planetoje, tai apie realų pavojų turime kalbėti dabar ir tiesiai. Apie globalius geologinius ir klimato pokyčius, apie Žemės gelmėse vykstančius procesus. Daugelis žmonių jaučiasi bejėgiai, tarsi niekas nuo jų nepriklausytų. Tačiau taip nėra. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso milijardų žmonių gyvenimas, įskaitant ir tų, kuriuos mes mylime labiausiai.